Sveiki! Tikriausiai esat girdėję apie tokį žaidimą polo, kur daužomas kamuoliukas su tokia specialia lazda, kaip čia ją pavadint, ir jodinėjama ant arklio. O ar girdėjot tokį žaidimą? Bike polo, kada jūs žaidžiat tą patį žaidimą su kamuoliuku, tik tais ne ant arklio, o su dviračiu. Norit pamatyti tokį dviratį? Šiandien toks pas man atkeliavo. Žiūrim. Nagi štai, kaip čia man jį taip visą į kadrą. Lauke sninga, tai norėčiau aš jį išsivaryti visų gražumų parodyti, bet nelabai yra galimybės. Tai teks pasitenkinti tokiu vaizdu. Kokia čia esmė? Praktiškai šitas dviratis turi būti maksimaliai elementarus, kuo mažiau turi būti elementų, kuo trumpesnė jo bazė. Štai šitas konkrečiai variantas yra netgi, man atrodo, trumpintas, nes štai čia yra tvarkyta. Gamintojo aš jums dabar nepasakysiu. Čia yra plieninis rėmas. Palaukit. O gal ne plieninis? Gal aš klystu? Plieninis. Chromoli turėtų būti bent jau pagal suvirinimus įvertinus. Štai tokia įdomi stabdžių konstrukcija. Stabdžiai turi būti super efektyvūs, super gerai laikyti ir panašiai, bet tuo pačiu jūs žaidimo metu neturit užsikabinti su jais niekur, neturit susižeisti, įsipjauti, nes būna tokių visokių incidentų, kai netyčiom pagalys lazda, kamuoliukas, koja, ranka, papuola į stiprinus, papuola visur, kur nereikia papulti. Tai maksimaliai atsikratyta čia visų įmanomų trosų, šarvų, pavarų jokių nėra. Stabdžių linija padaryta pas mus kuo arčiau vairo, tiesiog jinai, kad mum nekliūtų. Rankenėlės yra. Bent jau pagal savininką, tai tokios patogesnės naudojimui, atsiremti į jas galima ir nefiksuota pavara, bet yra fikso stebulė, kurią galima apsukti ir padaryti fiksuotą pavarą. Štai toks gražuolis, tvarkysim. Čia esmė bus sutvarkyti ratus, tuos visus stipinus. Matosi, kad daug čia jų buvo keista, prikeita, liota, skirtingų sudėta. Bet čia jau tokia yra šio dviračio gyvenimo esmė. Tai jeigu kas nematė dar tokio stebuklo, uždėkit laiką. Būna ir tokie. Ar turit pažįstamų, kurie žaidžia bike polo? Bike polo.